Tai labą rytelį iš kempingo. Žodžiu, naktis praėjo, buvo lietaus nemažai, lapinė šlapia. Paliko šie dar kažkiek apdžiūti. Eisime, aš su Gedu pasibastysim dar biškį vieną vietą. Ir paskui vėl į kelią, reikia damuštą tam kilų. Žodžiu, atėjome iki bobslėjaus trasos, į vidų mes patekti negalim, bet matome viršų ten, iš kur paleidžia tas rogutės. Tai čia nežinau, čia gal šiek kažkokios patalpos, viskas ten yra. Čiužinį pasikloji ir miegok, lovą. Po 9:20 viskas sutvarkyta, Gedas jau nusitempęs. Pas mane atsirado vienas naujas daiktas čia, kitas tas kilimo, miegojimo tas kilimas, jis net čiužinys, va. Čiužinys, kažkaip pavyko jį sugrūsti. Čia yra taip, viską pasidarėm, judam. Šiandien bus geras oras. Šiandien reikia kiek galima, kad liktų ko rytoj mažiau, nes ketvirtadienį tai tikrai kyla didelis vėjas, neįplauksim mes į jūrą, o kaip rytoj bus, tikėkime, kad prognozės nesikeis ir tas vėjas liks mums palankus. Nu kaip palankus? Nebus jisai visiškai palankus, bet ne tokio stiprumo. Kol kas vėjas pusėtinas, plaukti tikrai galima, iš čia nėra. Jeigu taip jau kalbėti, palikinėjom Siguldą. Dar turėtų būti vienas išlipimas įdomesnis. Mes eisim ten, o paskui jau nelabai kas yra, tik tai irklavimas. Tiesioji ir šiek tiek vėjuko. Nestiprus iš tai, bet vis tiek. Greičio neprideda. Nu, Gedui norėjo ekstremo biškį. Sakė, palaipęs šitais medžiais. Nu, aš tai ypatingai tą noriu daryti. Vienas paskutiniųjų uolų turbūt šitam maršrute.
Na, va, tokia rimtesnė tiesioji. Upė jau plati. Nežinau, šiandieną 10 jau tikrai esam nuplaukę, tai čia, sakykime, 40 iki jūros. Na, šiandien visai neblogai ir klojasi, iš tikrųjų, mes jau toj pasieksime 25 km ribą, ten, kur turėjo būti nakvynė. O čia viena tiesioji šiek tiek yra, aš nežinau, kiek čia 5-6 km. Prasidėjo daug salų, salelių visokių. Tai mes čia varom ir taip, ir anaip, visai. Tas mažesnės upelės įplaukus, mažesnis vėjas yra. Nes į tą pagrindinę vagą, kai įvarai, tai va, yra toksai, ką matot. Tiksliau girdit irgi. Toliau plaukiojam tarp salų salelių. Toliau bus viena tokia didesnė, kur galėsim kampą gerą nukirsti. Bet dar jos nepriplaukiam. Na, gulbikė. Konto. Adraugausim. Kaip ar te prisileidžia pakankamai? Pasibaigė. Nenori draugaut. Jau nebe uolos, bet šiokia tokia atodanga. Čia netoli bus stovyklavietė, kur mes teoriškai šiandien turėjome miegoti. Realiai 25 kilai yra įveikti. Per 4 valandas su trupučiu. Ir prieš vėją dar, kai kur. Žodžiu, atplaukėm į tą savo stovyklavietę. Čia žiūriu taip silpnokai. Viskas atrodo palyginus su to, ką mes matėm anksčiau. Na, yra čia stalas ir 2 soliukai. Tai. Šiukšlinė. Kur palapinė statys? Turbūt ten kažkur. Atputas vieta, prie Gaujas Ilkenė. Na, tokia. Kur mes čia esam? Prie lakšerį. Su pastogiam, su gražiais vaizdais. Užlipsiu, pažiūrėsiu, kas čia yra, bet čia nieko turbūt nėra. Nu, da, palatkį čia statyti. Čia iš vis kelias eina. Ateina kelias iki čia ir baigėsi. Nu, jo, čia taip. Čia turbūt tas Ilkenės yra kaimelis ar kažkas. Gerai, einam valgyti kažką. Manau, kad nusipelnėm jau šiandien pavalgyti. Mūsų pietus. Pas mane šprotai, pas Gedą vištieną. Labai skani vištieną rekomenduoju. Norfai pirkau. Na, mano šprotai kaip šprotai. Nieko negaliu pasakyti blogo, gero. Ką, po pietų judam. Liko 25 km iki jūros. Kiek aš tiek Gedas prisižadėjom jau, kad atplauksim kažkaip tai. Tai jau reikia ir varyti. Vėjas turėtų aprimti šiek tiek. Srovė kol kas gera. Žiūrėsim, kaip čia bus toliau. Bet dabar mes turim 2 dienos tik tai. Tai realiai viskas čia yra įmanoma. Priplaukiam Adažį miestelį. Kažkoks įdomus daiktas yra. Kaip tas vadinas, kur laivai persikėlė? Šliuzas? Jo. Nebus čia šliuzas. Čia man, čia žinai ką rodo, man upeliuką rodo kažkokį. Tai čia užtvanką padaryti, ar? Ei, bet, nu, okei. Kažkas panašaus, žodžiu. Adažį. Aš ir kažko norėčiau. Bet laiko turim. Turim, atplaukėm į Adažį miestelį. Gal ir išlipimas yra ten už šito tilto normalus. Paskutiniai kilometrai, tai čia jau neblogai. Reikia nusipirkti tų miežių sulčių vakarui. Aš siūlau bautos litrą.
traktoriukas. Balto limonado litrą. Nesakiau bautos kieno, ko? Eina. Grietinės. Litrą grietinės. Turime šiogį tokį fontaniuką. Panašu, kad veiklos ir kitos čia yra. Galėjau atplaukti ir čia turbūt arčiau, bet yra kaip yra. Šitoks sportiškas labai miestelis, čia bėga, važiuoja. Tenisininkai. Ja. O, koks kabakas. Bet nedirba panašu. Pasidarė pliažą prie tvenkinio. Bet labai daras taip paliekam. Ką su ją veikti? Vargo pelių. Tai baidarai belenkiek pinigų, ne, bet nežinai, kas apie pinigų. Palapinės ir visi kiti reikalai. Jau arčiau Rygos ir tokių namukų matom. Nebėra tas skurdi Latvija tokia, kokia buvo pradžiai kelionės. Ponai ir ponios, paskutinysis Gaujos tiltas. Čia yra kelias Ryga-Talinas. Rimtas kelias, rimtas tiltas. Iki jūros, kokie 5 kilometrai. Šiaip vakaras gražus. Vėjukas yra, bet jis toksai gyvenant galima su juo. Mūsų laukia jūra. Visai nebetoli. Nežinau kiek čia. 2-3. Vanduo ramus, bet srovė vis tiek yra. Jas nurimo. Pats tas laikas įplaukti į jūrą. Su oru šiandien džiauriai pasisekė. Būsiu biškį apsimelavęs. Ne paskutinis tiltas čia per Gaują. Šito geležinkelio kažkaip nepastebėjau. Nu, bet šitas tai aš manau tikrai, kad yra paskutinis. Tai būsiu dar kartą apsimelavęs. Pasirodo, yra ir geležinkelio, ir pėsčiųjų tiltas. Ajo. Na ką, matosi jau kažkas tai, kad jau nebėra medžių. Vienišas irklentininkas. Na, vaizdelis iš arčiau šiek tiek. Artėjam. Lyg tai bangelių kažkokių yra. Teks susidėti sijoną, kad nuplaukti į dešinę biškutį. Bet šiaip nėra tokio vėjo, kad turėtų būti tos bangos. Taip, kartais nereikia daug išliūdinti. Ai, sakai jau, po rastu jau lindau, tai jau čia neturėtų manęs išbaidyti. Tavo sijonų, tai tau nėra papergėti. Taip. Gal biškį matai. Eina sau, niekad nesusibaidariai plaukęs į jūrą.
Viskas, gerbėmieji. Jūra. Opa. Jo. Jūra. Žodžiu, tiek nusėmiau sijoną ir va dėl kameros diržo netobulumo gavau gerą gurkšnį. Nu bet čia nieko baisaus. Viskas čia normaliai. Dėmsiu dabar baidarę. Tuoj pasižiūrėsiu, ar tiksliai mes čia esam, ten kur reikia, panašu, kad ten. Palieku baidarę. Einu pas Gedą. Biškinė čia pataikiau, kur reikia. Viskas per tą kamerą, nes aš jos negaliu niekaip. Ja turiu įsiimti, sijoną nusijėmiau, iškart gavau bangą. Bet čia kaip sakant, viskas ok, viskas nušuose, nieks niekur neapvirtė. Operacija turime tokį artėjantį debesį. Atsitempiam baidarės, Gedas ištęsė virvę. Darom tentą. Dar turėsim dar laužą visą. Klausimas, ar čia galima tą laužą kurt. Valgom. Dar nevalgom. Ruošiam kareivišką davinį. Kadangi jau turim tokią progą. Na ką, ir viskas. Kaip ir linksma, kaip ir liūdna, kelionė baigėsi. Upė buvo tikrai graži. Ne visos atkarpos, bet pakankamai švari. Stovyklavičių buvo irgi normaliai. Realiai planas buvo suplanuotas šitą maršrutą įveikti per 14 dienų. Mes su Gediminu padarėm per 11. Šiandien 50 km plus keli ten kilometrai jūra. Bet šiandien buvo geras laikas plaukti, tiesiog pakankamai vėjas mažas. Ir iš esmės dar palikti tai rytojaus dienai, kai tie orai keičiasi, nebenorėjom. Tai sakykime, į tą langą mes iššokome ir pasinaudojame. Ką galiu pasakyti dar apie kelionę? Tai pirmoji kelionė, kur aš keliavau su kažkuo kitu, tokį ilgą atstumą. Galiu pasakyti, kad mano nuojauta dėl Gedimino pasitvirtino. Šiaip tikrai yra labai geras bendrakeleivis. Puikiai mes sutarėm. Aišku, turėjom surasti kompromisą, sakykime, tarp jo keliavimo stiliaus ir mano keliavimo stiliaus, bet tą kompromisą mes suradome. O ir šiaip kaip žmogus, tai aš galiu pasakyti tik apie jį tiek. O tikiuosi, kad kelionių mes dar su juo gal ir turėsime, gal ir neturėsime, bet iš esmės prisiminimai apie Gediminą tikrai yra patys geriausi. Tai ką, turime vat jūrą. Įdomu buvo per jūrą plaukti per tas bangas. Aišku, visko man ten gavosi, man nepavedė kameros galvos laikiklio diržas. Gal netiko varžtas ar kažkas tokio. Porą bangų gavau į tą baidarę, bet viskas tvarkoj, nieks nesušlapo, nieks nesugedo. Aplamai šita kelionė praėjo su minimaliais nuostoliais. Na, porą GoPro laikiklių ten aplūžo.
Ką pamečiau, tai pamečiau flakonėlį nuo odų tada, kai virtau baidare. Tiksliau nevirtau, mane pakišo po rastu. Bet iš esmės čia iš vis yra toks menkniekis palyginus su tuo, kad kiek čia mes, sakykime, prakeliavome, kad nelabai gal verta ir kalbėti. Nauja baidarė. Na ką, nauja baidarė nenuvylė. Aquarius Trapper, tai aš jau esu anksčiau keliavęs su šita baidarė, čia tik naujasis modelis yra. Vizualiai gal atrodo kiek mažesnė, bet iš esmės pagal taupą tai tikrai taupa tiek pat. Visą kelionę galvojau, kokį vardą sugalvoti tai baidariai. Norėjosi kažkokio moteriško vardo, bet vat, nei tas netiko. Ir kaip tik vat, šiandien jau eidamas iš parkingo sugalvojau. Taigi palaukit. Taigi su ta baidarė yra pasiekiamos pergalės, pasiekiami kažkokie tikslai. Pergalė angliškai Victory, latiniškai Victoria. Tai kodėlgi ne? Tebūnė Victoria. Praėjome mes ten pirmąją kelionę. Manau, tų kelionių bus dar ne viena. O šitą gaidą, tiek liūdna, tiek linksma, pabaigsiu. Pabaigsiu šios kelionės apibendrinimą. Noriu padėkoti taip pat žiūrovai, kad irgi žiūrėjote, sekėte. Iki.